Taigi mes šiandien esame Katų slėnyje, vyksta EBEK varžybos, dabar yra 4:30 kažkur ir eime paimsim interviu, tarkim, pradžiai iš dalyvių. Ką paruošė koviniai ežiukai? Koviniai ežiai, ką jūs esat paruošę? Kažkokį tas klapsiuką. O galit papasakoti detaliau, kas tai yra, koks veikimo principas? Dabar sukasi velenas su kumšteliu ir išjunginėja mygtukas šitą besisukantį veleną. Paduodi srovę ir kontaktuoja ir išjunginėja. Čia yra ne chronometro dalis, čia yra resetinimo dalis. Ai, čia atstatymo, o chronometro dalis? Chronometro dalį tikriausiai plačiau gali pakomentuoti mūsų kolegos. Einame pas kolegą. Kolega, pakomentuok elektroninę dalį. Tiesiog multivibratorius apie 5 Hz dažnių ir skaičiuoklis skaičiuoja. Tiesiog skaičiuoklis suvedi koeficientą ir tada koeficientas plius ir spaudai lygų. Ir pliusuoja. Skamba paprastai, tačiau taip nėra. Norėjau paklausti, kokia jūsų užduotis ir kaip ją atlikinėjat? Mūsų užduotis yra Litgrid, kaip nutiesti elektros tinklą tarp Vilniaus ir Neries. Ir kaip ją atlikinėjat? Skaitom daug internete, braižoma, kaip matote, žemėlapį, galvojam, kuri elektros linijos būdas tiktų labiausiai. Ir kokį metodą planuojat? Kaip planuojate visą šią užduotį įgyvendinti iki galo? Metodas tikriausiai planuojamas hybridinis, nes naudosim ir vieną ir kitą būdą tinklams tiesti. Tiek kasti po žemė, tiek elektros oro linijos. Įdomu, keliaujam toliau. Tai va, susiradome pagrindinę organizatorę šio renginio ir paklausime, ką jinai galėtų pakomentuoti apie šiandieną. Labai puikiai diena, sulaukėm daug dalyvių, visi yra patenkinti, ką tik valgė keksiukus. Yra žaidžiamas EBEKO žaidimas, štai ten. Ką dar galėčiau pasakyti? Laukiam rytojus pristatymų su nekantrumu. Tikimės bus labai įdomių sprendimų, ypač inžinerinių.